Labas rytas, draugai. Šį kartą Rokiškio varžybų vlogą pradėsime nuo trečiadienio, tai vadinasi 3 dienos iki varžybų. Esam Klaipėdos Kairių poligone. Atsivežiau mocą išsibandymui, tai užsidėjom naujas žvaigždės, naują grandinę, naują smėlinę kinietišką padangą. Noriu pasibandyti iki varžybų, pažiūrėti kaip kimba, kaip kas, ar viskas ok, ar nelūžinėja. Ir jeigu viskas ok, tai su jie važiuosim ir į varžybas. Jeigu viskas gerai, galėsiu pasidalinti kontaktais, kur tokių galit nusipirkti, nes kainos tikrai daug geresnės už žinomus gamintojus. Toliau į duslintuvą sukišom originalią vatą. Praeitam etape Biržų motokroso trasoje atvažiavau susidėjęs naujas vatas, bet vatos buvo aftermarket ir vis tiek viršiau normas dar per 2 ar 3, dabar nepamenu, decibelus. Tai dabar jau susikroviau originalą ir pažiūrėsim, bus skirtumas ar nebus. Turim visiškai naujus trišakio guolius, rėmo apsaugas. Nu žodžiu, pasiruošėm mocą varžybom. Važiuojam į smėlį, išsitestuosim, pasidarysim paskutinę treniruotę iki varžybų ir ryt po ryt pailsėsim ir šeštadienį jau varžybos. Varom į smėliuką, išbandysim tą padangą. Tik prieš važiuojant į smėlį noriu pasidžiaugti, kaip gerai atrodo Gulamix kelnes prie mūsų kirų marškinėlių. Tai Gulamix apranga ta pati apranga, su kuria važiavau ir praeitą metą. Dabar išbandęs kitus gamintojus tikrai galiu parekomenduoti, kad Gulamix apranga yra žiauriai patogi ir tikrai suteikia didelę judėjimo laisvę. Tad siūlau nueiti puslapį, pasižiūrėti, kurie komplektai jums patinka, kažkurį išsirinkti, nusipirkti ir pasimatom trasoje. Rebola gostoso, chacoalhando essa bunda, ela bate, bate, bate. Kraunamės daiktus į Rokiškį. Dabar aš jums parodysiu, kaip atrodo vykimas į varžybas, kai nori išvykti visą šeimyną. Tai turim Persona 1, Persona 2 ir turim 1 tašę, 2 tašę, 3 tašę, ten nesimato 4 tašę, liemenė, kuprinė, mocas, vežimas, batai. Palau, kur mano moco tašė? O tu neįsidėjai? A, jaučiu ten gal po daiktais. Tu gal pasitikai? Nes kažkaip čia per daug vietos atrodo. Nu, aš jos nematau. Tu kur tai padėjai? Kažkur yra. Yra, matau. Tai žodžiu, Kompaktiškai? belenkiek daiktų, nes šiandien yra ketvirtadienis. Dabar važiuojame į Mažeikius. Šiek tiek padėsiu seneliam kaime. Pernakvosim Mažeikiuose ir penktadienį iš ryto išvažiuosim į Rokiškį. Tai žodžiu, pradedam savo ilgą kelionę. Mes jau trasai. Žodžiu, mamukai sunkiai biškai su GoPro susigaudyti, kur čia filmuoji, kur čia fotkiu. Apsieisim truputį trasą, varysim ilsėtis. Ir pasimatom čia ryte. Tai labas rytas vėl iš Rokiškio trasos. Įsikūriau mocą ir važiuosim prasieiti tech apžiūrą. Matysim, ar šį kartą paeis praeiti garso kontrolę, nes praeitą kartą nykščios įpučiau 118. Tada į Biržus atvažiavau susikrovęs aftermarket vatą į bakelį, pripučiau 117. Ir dabar susidėjau jau originalią vatą į bakelį ir pažiūrėsim, kiek pripūsiu su originalu. Vis artėja kvalifikacijos laikas, esam apsirengę, pasiruošę. Gal reiktų dar kiek truputį apšilimą pasidaryti, ar bent jau sąnarius prasukti prieš važiuojant.
tai sulėkėm kvalifikaciją. Antras likau savo klasiai, tai gerai, galėsiu neblogą starto poziciją paimti. Šiaip labai sunkiai, gal ne kiek sunkiai važiavęs, bet kiek nepagavau to ritmo. Aišku, manau, įtakoja tas, kad esu buvęs čia tik vieną kartą ir taip tik prieš 3 metus. Sunku buvo pagauti tą tokį įsivažiavimą į trasą, vis mėčiaus, ar geriau įsimest antrą pavarą tam posūkį, ar kaip pavyzdys tam trečią. Ir toks biškį prasitampiau, bet tikėkime, pirmam važiavime važiuos koks greitesnis sportininkas priekį ir pavyks gal pagauti tą tokį savo trasos tempą. Matysim, žodžiu. Viskas ok, laukiam pirmo važiavimo. Atvažiavom jau į starto pozicijas, nu dar ne į starto pozicijas, laukiam važiuoti starto pozicijas. Tai tuoj prasidės pirmas važiavimas.
Tai baigiau pirmą važiavimą. Kaip kvalifikacijai, taip ir čia. Baigiau savo klasėje antras. Viskas kaip ir good, tik tai paskutiniai 2-3 ratai labai jau kažkaip fiziškai sunkiai važiavos. Dar kažkurį šuolį per priekinį išėjau prisigribavęs. Bet viskas okei. Tik sakau, paskutiniai 2 ratai kažkaip užkirto dešinį dilbį, gal per daug įstempęs važiavau. Bet viskas okei, finišavom. Baigiau antras, tai viskas good. Laukiam antro važiavimo, žiūrėsim kaip seksis. Nu ką, artėja antrasis važiavimas. Mantas išvažiuoja pasimokyti starto, nes pirmajam starte kas buvo? Užgeso motoras. Biškai nemoku važiuoti. Truputį sankabą per greitą atleido, tai iššovė. Važiuoju pasimokyti. Ai, nei ką čia Prado praeitų metų čempo mosas. Aišku, per kamerą neatrodo taip gerai, bet realiai tai žiauriai gerai atrodo.
tik baigiau antrą važiavimą. Nu blembas, sunkiai, niekaip. Kaip ir kiekvienam vlogė. Sunkiai, žiauriai sunkiai. Tai, žodžiu, vėl nepasigavau tempo. Labai tampiaus kažkaip ir apskritai fiziškai buvo sunku važiuoti. Nepajutau šitos trasos. Jo. Pavargau. Bet ką, baigiam šiandienos varžybas ir turim antrą vietą. Barbarytė va pavažiavimo labai pavargus. Ką valgom? Išalkus labiau negu pavargus. Sako, duok čia tą kamerą. Ką čia valgom? Košėlė. Košelė. Visai nieko, ne, gal košelė? Košėlė valgom. Eik, tu sako, duok dabar pasifilmuot man biškį. Netrukdom. Antroji vieta, 616 numeris, Domantas Virkšas. Na ir MX1C klasės nugalėtojas, 27 numeris, Aurimas Guiga, paplokime čempionai. E aí, DJ